Prantu, kur lenki? Pirkau savo. Vaistininkė sakė, kad šitie yra vyrams, šitie moterims, o šitie visiems. Grožiui. Bet eilė buvo didelė, nebuvo kaip ten trukdyti kitiems žmonėms, tai aš ir neišsiaiškinau iki galo. Gal tu apie šitos vitaminus ką nors žinai? Vitatonalė? Tai labai geri vitaminai. Nekart apie juos skaičiau medicinos spaudoje. Ir gydytojai juos geri. Vitatonalė tai draugiška vitaminų šeima. O tu būk gera, paaiškink, aš nieko neišmanau. Kol kas. Kaip žinoti, kad tau ko nors trūksta, kol nesusirgai? Dažnai nueini pas gydytoją, o jisai sako, oi, ponuli, jūs sergate, kur jūs buvote anksčiau, o aš to nenoriu, kaip ir daugelis. Todėl aš suprantu, kad reikia stiprinti organizmą, bet kada? Jei tau įdomu, galiu paaiškinti. Pirmiausia, turėtume žinoti, kad per dieną turime suvalgyti ne mažiau kaip 600 gramų šviežių daržovių ir vaisių. Tačiau jei manome, kad valgome nepakankamai, mityba nesubalansuota, laikomės dietos, vertėtų vartoti trūkstamų maisto papildų ir vitaminų. Silpnumas, dirglumas, nuotaikų kaita, galvos skausmas, sumažėjęs darbingumas, sutrikęs miegas, nusilpęs imunitetas – tai yra požymiai, kad trūksta vitaminų ir mineralų. Supratom. Tai kokius vitaminus pasirinkti? Šitie tiks? Žinoma, Multimen vitaminų ir mikroelementų kompleksas sukurtas specialiai vyrams. Norintiems jaustis žvaliai, turėti daugiau energijos, gerą atmintį, sveikas širdies ir kraujagyslių sistemas. Aišku. O šitie? O čia tai, ko labai reikia mums, moterims, ypač toms, kurios nenori ilgai sukti galvos, kuriuos vitaminus pasirinkti. Čia specialiai moterims sukurtas vitaminų ir mikroelementų kompleksas, kurį sudaro net 30 komponentų. Šis maisto papildas padeda moterims išlikti sveikoms, gražioms ir laimingoms. Multiwoman padeda atsikratyti nuovargio, lengviau susidoroti su stresu, išlikti žvalesnėms, gyvybingesnėms. Abu šie maisto papildai Multimen ir Multiwoman yra pailginto veikimo tabletės. Na, o dabar apie šiuos. Vitatonalė, Hair, Skin and Nail. Jie tik moterims? Čia specialus vitaminų ir mineralinių medžiagų kompleksas, skirtas odai, plaukams ir nagams. Nesuprantu, kodėl tik moterims. Plaukus, odą ir nagus turi, taigi ir vyrai. Kartais dar ir ragus. Atsiprašau. Kokia jo sudėtis? Puikia. Vitaminas A reikalingas regos funkcijai. Vitaminas D reguliuoja mineralinių medžiagų apykaitą. Saugo nuo osteoporozės, greičiau iš organizmo pašalina toksiškai veikiantį šviną. Trūkstant vitamino D susilpnėja raumenys, silpnėja imunitetas. O dar vitaminas E, K, C, B1, B2, B3, B6, bioptinas, folio rūgštis. O čia tai sudėtis. Gerai, kad nupirkai, man tokių reikia. Jei leisi, pasiimsi. O dar yra jodo, kuris reikalingas skydliaukiai, kalio, kuris būtinas nervams ir raumenims, magnio, kalcio, cinko, žodžiu, viskas, ko reikia ne tik normaliam žmogui, bet ir besilaukiančiai mamai. Aš pasiimsiu, man dabar labiau reikia. Betgi tu tai nesilauki? Jei vaidinti, tai įtikinamai, ar ne? O, bet aš matau, mano mielos damos, kad čia yra ir kekinė blakiažolė, kuri normalizuoja estrogenų balansą. Turi lengvą raminamąjį relaksacinį spazmolitinį poveikį. Mano dabar nervai tokie, kad oho, jūs nepykit. Bet aš jį pats gersiu. Na, žinote, kaip sau norite.